Tai tą, kai mes kalbam apie gynybą, yra ne apie gynybą, yra apie pinigų įsisavinimą. Nes tą, ką mes perkam nuo šios dienos, tai... Tai va tame esmė, tai va toks kaip jūs turėtų būti ministras. Ne, tai galima ir kitą, ne, bet tai toks, aš sakau, nebūtinai jūs, bet toks kaip jūs. Dabar sistema lėlininkai neprileis tokio kol kas. Taigi, aš, pavyzdžiui, tikrai gerbiu Trumpą. Pasakysiu kodėl. Mums nuo jo nieko nėra. Reiškia, nes jis taip pasakė. Jo, jisai pasakė, Amerika pirmoji vietoje. Ir dabar Europa 640 milijonų investuos į Amerikos pramonę. Europa už 720 milijardų pirks Amerikai. Labai gerai. Aš paklausiau jo kalbą, Derikas vakar pakomentavo. Tai aš irgi klausiau tą kalbą. Tai jisai pasakė tą, ką jisai nemelavo. Sakė, klausykit, šitie du nesusitars. Nu, bet jeigu jūs norit kariauti, tai kariaukit. Mes čia ne prie ko, nu, jeigu taip reiškia savo dalykus. Oi, ačiū. Ar mato, kalbos yra, aš galiu padaryti, jeigu kas nori ką. Iš tokios kalbos ar Tipo, mes čia ne prie ko, Amerika nesivels, o ginklus mes parduosim už parkės. O Zelenskis, ką pasakė prieš tai, man irgi patiko. Sako, Ukraina įsipareigoja už 100 milijardų nusipirkti Amerikos ginklų, už Europos jai išskirtus pinigus. O ten tas... Nu, ne prieš kitus, o jie lopsis, to viskas.